Vežu žmogui Tauragę elektrinį paspirtuką, nes kartais yra pigiau nuvežti negu atsiųsti tokių gabaritų. Todėl įsimečiau į mašiną savo paspirtukus ir noriu pradaryti sezoną su jais. Ir dažnai būnu kitose miestuose ir net neįsivaizduoju, kaip tie miestai atrodo. Tai manau, puikiai proga šiais metais bus pasiduoti po skirtingus miestus, juos aplankat paspirtukais. O dabar pirma stotelė, einu užvalgyti. Po to lėksim toliau. Nu va, žmogus keičia paspirtuką Warriorą į Viset 11 Superį. Matau, kaip šitas paspirtukas tikrai neamortizuoja. Priešingybė bus Superiui. Ten bus mažiuoklė super minkšta. Ta pažinėja kiekvieną, matau, duobę. Galios panašiai, aišku, jie turi. Tiek Visetas Superis, tiek Warrioras, nors pas Superį jo didesnė įtampa, pa šitą, man atrodo, buvo 60 voltų batarkė. Pas Superį bus galingesnė, tai didesnė įtampa varikliams. Geras. Greitis 60 km per valandą. Yra tiesos. Galim išsilankstyti dabar naująjį pirkinuką, naujose namuose. Jo, tai dabar atsilenkia šitie iš šitos pusės. Jo, pakeliam biškutį vamzdį. Ai, gerai. Ir viskas, čia bent biškutį, kad laikytus. Tai reikia privežti, ne? Ai, jau iškart lėksit, nu gerai? Ne, tai ta prasme. Tik, man atrodo, nepakrautas dar pilnai. Dabar lietaus pareina, aš nelabai A ne, tai reikia man biškį ratuką prasuksiu viskas. Jau. Lemba, kai keisti, kai vairas aukščiau. Aukščiau, tiksliai, jo. Tai gali dar gatvė. Taip, žinai. Gali. Taip pat dar galit po to ir sporto režimą įsijungti. Ai, dar jautrumus galim sužiūrėti. Ne, dar blogai, nes nagi, gaziuko. Eik tu savo ir kokį garsą skleidžia. Jau tikrai girdėsitės iš toli. Ir kas fainai, va dabar važiavau paskui žmogų, tai nėra ant Warrioro posūkio, ant šito būtų ir man reikėjo staigiai stabdyti, nes žmogus staigiai nusuko. Tai dar galit sporto režimą įsijungti. Sporto režimą buvo atjungęs? Aš paskui kelias įsikratysiu. Dabar su sporto variau. Ai, nu. Garsas, ir va, ko trūko ant to nuo paspirtuko. Koks atsiliepimas sakėt apie paspirtuką? Paskui kelias įsikratysiu. Bet žodžiu yra skirtumas tarp Warrioro, ne? Žiauri, nu tai žiauri jau. Stabilesnis, sakėt. Smagesnis, minkštesnis, greitesnis. Vien ta lempa, blemba. Ir dabar matot, dabar yra įjungti gabaritai. Paspaudus pliusą, įsijungia jau tipo... Nes čia man Warrior'ai irgi problema yra didelė iš tikrųjų. Aš matai, va, visai įsijungia. Turi dėti papildomą Warrior'ą žibintą. Jo. Prieš tai švietė aplinkui, dabar ir vidurys. Kad nekinti, žinai, kitų. Čia kaip šiprontų tos problemas neturėtų. Ir kamerą turėsit nusileisti. Ta šviesą nusileisti biškį žemiau, kad kampas būtų normalesnis. Ne, taip jau, to kampą irgi. Jo. Aš susireguliuosiu, kuisnį. Jėga? O tie dalykai, skaitant ant paspirtuką, tiesiog privalomi, kiekvieną. Aišku, čia ant galą neinu išdirbti. Žiūriu, konkrečiai galim nusivaryti ten kažkutį deka. Mažesnė, man atrodo, šito, ne? Po to, kas dar? Jo, vairas akivaizdžiai žemesnis. Blet, kaip šalia stovų. Jo, ir stovi, man atrodo, aukščiau biškutį. Platesnis biškį. Nu, ratai dydis panašus.
Gal net drįsčiau sakyti, nors ne, ir purvasaugi šičia. Ai, bet jau čia keitėt, matau, aš augau, blem. Čia yra mano išradims grinai. Jo. Aš nuo papkės tą gražiai įsipijau, čia gražiai prilitavau, ta prasme, nes važiuot su juo realiai visas subinį tešluosi momentaliai. Zoomo stabdžiai ten, naco. Aišku, miri pipinį. Per pirmą lietų, karočią, miri. O tam miri iš karto. Laidus palikau kažkur viduje, viskas išėmė gražiai. Jėga? Ai, leduks dar vienas, blėt, neveikia, priekinis kūruo. Tai gal ir sudrieko, ar šiaip ne? Ne, tas kažkur miręs. Nu, aišku, bet, esmė ta, kad bent jau tas yra tikrai minkštesnis, man tai yra svarbu. Ir aišku, čia dabar su offroadiniam padangom lupsis. Nu ką, nuo Lidlo aikštelės, kol netėjo lietus, startuoju iš tos vietos, lekiam. Mačiau labai gražią vietą, tikiuosi, iki lietaus pavyks davažiuoti. Spirtukas pakraunatas pilnai. Esu Tauragėje iš viso antrą kartą, bet prieš tai buvau labai trumpai. Dabar teko pravažiuoti per visą iš esmės miestą. Tai kas patiko, kad žmonės niekur absoliučiai neskuba. Visi labai kultūringai važiuoja, bet kita vertus dabar yra šeštadienio vakaras, tai turbūt ir eismas ne pats didžiausias. O šiaip nespėjau pasižiūrėti ant Google Mapso, ką verta aplankyti, bet tik įtariu, kad esu arba centre, arba visai šalia jo. Čia matau aikštutę kažkokią, galima aplankyti. Šiaip turiu skubėti, nes neužilgo sutems, plus dar ateina lietus, o dar turiu būti šiandien ir Klaipėdoje, ir Palangoj. Tai tauragiškiai šiaip prašykit, ką kitą kartą verta pas jus aplankyti. Būtinai tą dalyką ir padarysiu, pakartosiu. O dabar gausius matau trumpai. O trečią paspirtukininką matau. Šiaip atkreipiau dėmesį, kas visai neseniai dar buvo ir Kaune, tai nemažai keliukų, netokių su plytelėmis dviratininkams skirtų, o visiškai blogų šaligatvių. Tai ant šito paspirtuko, kurio važiuoju, pats tas būtų, nes važiuos smagiai. Volto jau paspirtukai pradeda mėtytis visur. Jėga šiais metais, ką aš tam paspirtukui pasidariau, tai padangą pasikeičiau, nes pernai metais buvau kažkur bakstelėjęs taip normaliai, kad pasidarė kiaušinio net formos. O čia gražu. Jau čia bandom davažiuoti. Eik tu sau čia. Fainai. Turbūt bus galima ir į apačią nuvažiuoti. Eik tu sau. Nu, gražu. Fainai. Gerai, dabar noriu nulėkti tenais tolumoje pasižiūrėti, kas yra, nes matau, man atrodo, yra ant tilto irgi užkilimas. Lekiam. Visai negilu, bent jau atrodo. O, net ir sala geras. Bet čia į kalną turbūt reikės lipti laiptukais. Nuvažiuoju dar tiesiai, pasižiūrėsiu, kur išlysiu. Ai, ne, viskas tvora. Ką reikia nešti tada? Hop. 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 Čia matau, galiu važiuoti. Ten dar kažkur. Bet jaučiu, reikia grįžti.
Graži vieta. Atrodo laiptukų nedaug, bet padusau biškį. Važiuojam toliau žiūrėt Tauragės miesto. Čia kažkas ir vyko panašu. Mačiau, kad su mašina irgi negalima važiuoti plytos. Faktiškai viskas pasibaigė. O kairė jo. Nežinau, ką manot. Užskaitysit, kad jau pabuvau Tauragėje ar dar nieko čia nemačiau iš tikrųjų. Čia dar vienas parkas. Atrodo, Tauragė nedidelis miestas, bet žinokit, susipainiau, kur esu. Bet jau čia aš grįžinėjau. Lemba, ne į tą pusę važiuoju, aš jau čia važiavęs. Jo. Lidlas į priešingą, jau į pusę. Vėl ne nuo nulinio aišku spidometro. Spirtuko faktiškai neiškroviau. Nu, bet bus kokį 10 kilų pralėkis ištarimą. Ai visgi Lidlas anoj pusė. Buvau geram kely. Tai suprantu dabar žmonės iš tikrųjų, kurie pirmą kartą atvažiuoja į Vilnių ar Kauną. Dargi paėmiau, dar didesni tie miestai. Viskas, taip noriu padaryti dabar kiekvieną miestą, nes aš po Lietuvą dažnai važinėju visur. Tai Šiauliai, tai Jurbarkas, kokia Kelmė, Radviliškis, Biržai. Utena, gal Zarasus lėčiau važiuoju. Nes anksčiau modeliukų ten varžybos vykdavo, dabar nebėra. Kažkaip dažnai nenusimato tenai. Pas mane dar vienas paspirtukas mašinai, tai žmogus prašė parduoti, tai bus Wolf Warrior parduodamas, bus skelbime, paviešinsiu, papasakosiu apie jį. Tai ar patiko Tauragėj važinėt? Taip, žiauriai. Ir būsiu tiesus, tiesmukiškas, jeigu kažkas mieste nepatiks, taip ir sakysiu. Pakol kas fainai, žmonių nedaug, eismas nedidelis, vaizdų gražių yra, nors tikiu, kad daug dar vietų ir neapsilankiau, tai bus proga kitą kartą dar apsilankyti. Tai ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrit, like, share, subscribe, ten visi sako. Tai tiek.